grįžtus iš pašto, tokią siuntą turiu, gal kokią nors suaugusių yra. O, ačiū Dievui. Galvojau, man vaidenas čia. Žiūrėk, kaip tik pasaldainį turiu. Gerai, iš pašto atėjau, turiu siuntinį. Būtų gerai, kad kas nors pasirašytų. Yra tėvai kur nors? Yra? Tėvų nėra, išvažiavę. O. Nėra? O tai kada galėtų jie būt? Rytoj. Bet tai mes siuntą galim paimti. Nelabai. Tai gerai, tai praneškite tėvam, kad siuntą teks atsiimti pašte. Nes registruotas siuntinys, tai aš negaliu imti jo tiesiog atiduoti.
Sveikos, merginos, sveikos. Gyvėjau čia pas jūs, matau. Nu, aš vėl čia iš pašto siuntinį atnešiau. Pasirašyti yra kas nors? Tėvai kokie? Tėvų nėra, jie išvažiavę. Tai kaip čia taip? Sakėt, kad grįš šiandien? Užsilaikė. Užsilaikė. O tai dabar kada grįš? Rytoj. Aha. Nu įdomi čia pas jūs. Žiūrėkit, nėra jums sunku dirbt. Karštagi, svanku. Man tai čia 2 valandas per laukus pas jūs važiuot. Ištroškau labai. Turit ko nors atsigert? Tuoj. Tu jiems atnešim limonadą. Gerai, gerai, ačiū. Žinot ką, vis tiek čia tų suaugusių yra. Taip, atiduosiu aš jums tą siuntinį. Atnešit ir ne tą dėžę. Tėvelis neužsisakė mandarinų. A ne? O tai ką tada tas tėvelis užsisakė? Ką aš čia vežiau? Mandarinai nepatiko, tai ką? Šitas jau geriau. Tai kam jisai čia skirtas? Man, jūs pamuš su juo ar kaip? Iš kur tie randai, ką? O, tu irgi turi, ne? Iš kur jie čia? Aš nesuprantu. Kas čia vyksta? Ne man čia reikia atvažiuoti policijai.
Ko tokia nusiminus? Nes mamytė į kapus nuvarė. Mes neklausom. Kaip čia suprast? Visi mes kartais nesiklausom tų mamyčių, bet į kapus taigi nieko nenuvaro. Ne, tėvelis sakė. Jis žino ir atsimena. Iš kur jis tokią nesąmonę ištraukė? Nesąmonė. Matei mamytės kapą, visada prižiūrėtas. Tai čia tas prie pomidorų kapas? Taip, O tai kur tas tėvelis būna jūsų? namie. Sunkiai dirba. Jam negalima išeiti. Nesaugu. Mes jį saugom, kad nebūtų kaip mamytė. O tie randai irgi nuo tėvelio? Jis čia jūs taip meilės moko? Taip, mes nusipelnėm. Mes kalti. Kaip supras nusipelnę? Klausyk, kur tas tėvelis yra? A? Už tų durų? Pats reikia pasižiūrėti. O tai... Toj stikliniai nuodai buvo, ne? Taip ir galvoju. Ačiū. Nu ką jūs čia slepiat, kur tas tėvelis? Ką? Nu ką? Ko ten nori? O? Ko nori? Meluojat apie tą kapą. Kas ten sukasta? Kas užkasta? Tave kape tikrai ne mama. Kaip ten gali mama gulėt? Ir jam dar tą kapą prižiūrėtų jūs nekrust. O tai va, supėliau šitų kapų, vidury darosi. Nu, įsivaizduojam, kad tenai yra motina. O tai reikia jį prižiūrėti, nu ir kad jie nepabėgtų, suprantat. Va, tai jų motina šitos kapus jie prižiūrės, tai nepabėgs, tai jeigu va, staiga sumyslės, kad tenai ne kapus, o tenai paprastas daržas, tai gali ir pabėgti. Ko tu čia tuos vaikus muši, ką? Su šituo? Man gal jūs su šituo pamušt, a ne? Kokia čia valgėta? Mane tėvus mušė. Ir aš išaugau galva, toks visai neblogas žmogus. O dabar jeigu aš jos nemušiau, tai kokie jie išeis? Visai niekam teikiai. Josgi užtat reikia mušti. A, kaip kitaip daryti? Jie nei vardų turi, nei mokyklą eina, nei pas daktarą. Jūs čia jos laiko tame kieme, liepat ūkio darbus dirbt. O tai kaip jie turi būtinai dirbti? Kaip jie turi dirbti? Jiem į mokyklą pirmą reikia eiti, o ne į darbą. Tai gerai ir į mokyklą, ir į darbą būtinai. Į darbą, pirmiau į darbą. Darbus. O tai jum į darbą. Košę. O jum į darbą nereikia, kas ten per buteliai guli, ką? A, kokie buteliai?
Buteliai, nu va, kampe guli. O, tai čia aš tą putuką, va, supranti, ilgai dirbau, ilgai sunkiai dirbau. Dirbot ką, jie čia sunkiai dirbo už jūs. Jūs čia gulėjot kaip girtuoklis. O, ne, čia aš tik tai variančiančiais kokį lašelį vienu keitų sveikatai pataisyti, supranti. Jo. Nu, seni, apgailėtinas tu. Tu visiškai apsileidęs. Geras pavyzdys vaikam. Agi čia, eik. Matot, tėvelis iš jūsų tyčiasi. Lauk veja. Tai ir einam. Einam. O, ko čia susirinkai? Lauk visi. Lauk. Nu ir gerai, seni. Taip. Nereikia mums tavęs eiti. Taip.